Sveiki. Šiandien yra vasario gal 7 maždaug diena. Mes dabar esame pačiuose pietuose JAV, beveik prie pat Meksikos. Čia dabar yra Kalifornija. Prieš tai buvo Arizonos dykuma, šiaip panašu. Čia labai šalia pradžia Kalifornijos. Visiškai pietus, vietelė vadinasi Winter Heaven. Ir čia iš tikrųjų labai gera žiemoti, dabar yra šiandien 27 laipsniai. Tikrai labai šilta, pažiūrėkit kaip gražu. Ten vaikai eina. Ten apačioj, kur eina vaikai, yra toks kanjonas ir mes jį eisim patyrinėti, jis yra labai gražu. Na va, aš prieinu arčiau. Va, vaikai jau kabariojasi į apačią. Bet mes lipsim va ten, kur dabar nesimato, už tos juostos medžių nedidelių, ten yra kanjonas, kur išgraužė upę, kuri dabar visiškai žyvusi. Čia yra Colorado River, jinai išsišakoja į daug upelių, bet dabar čia yra visiškai perdžiūvę. Beje, čia labai daug įvairiausių gyvūnų, tik tai mes jų nematom, bet labai daug gyvūnų išmatų sutinkam, ir mažų, ir didelių. Čia yra. Kažką radote tos pagalius nuo kaktuso? Jo, kuriuos aš visos nulupame. Aha, jūs patys nulupote? Tuoj prieisim pažiūrėti, iš kur jūs nulupote. Va tokie labai geri yra pagaliai dykumoje. Yra labai stiprus ir jo, su jais labai smagu žaisti. Tuoj parodysiu, iš kur jie juos išlupo. Ir mes vieną kartą, Kristoferis ryte nufilmavo tetę. Kojotus rado mums labai ryte. Mes jūs kiekvieną beveik vakarą girdim. Jie loja, taip panašiai kaip tokį garsą daro naktį. Ir jie vaikšto gaujom. Bet vieną kartą ryte mums pavyko nufilmuoti ir aš galbūt net į šį video įkomponuosiu. Ai, va, vaikai padarė walking stick, taip vaikščiojimo lazdas. Va, iš kur jie išlupo. Ai, tai jūs nulupat šitas žieves? O tai ir jūs nesusižeidėt? Aha. Tai čia yra nuo tokio kaktuso, kuris auga su daug šakų šitos, vat. Panašiai kaip toks, aš kažkur rodžiau anksčiau. Tokius, jo paimsiu. Aha, čia jūs, kai išlupi, reiškia šitą spygliuotą žievę, rizikuodamas gyvybę. Viduje gaunasi va tokie va pagaliai. Lengvi, jie dabar nes visiškai išdžiūvę. Aš pažiūrėsiu, yra geresnių pagalių. Va, matosi. Na va, mes dabar nusileidom iš ten, tais akmenais, nulipom slystančiais. Ir dabar va čia lipsim žemyn, va vaikai jau kažkur lipa. Į tą kanjoną. Na štai Maja kabarojasi. Žemyn. Geras? Gerai. Va, matot, kokias gražias uolas su skylėmis. Čia šiaip pilna įvairių gyvačių, bet mes vis nematėm nei vienos dar. Gal ir gerai. Maja lipa. O Kristoferis jau yra upės dugne dabar. Iš pradžių viskas taip atrodo. O vėliau bus įdomiau. Čia matosi menki augalai dykumos. Jie šiaip spygliuoti ganėtinai. Čia viskas, į ką netyčia įlendi, jie va turi gan nesufokusuoja. Palak, Maikė, sekundėlę. Matosi spygliai. Aš nečešėdavau. Štai kokios gražios uolas. Tuoj, Saulytė, aš tave paimsiu, noriu uolas nufilmuoti. Na, pavyko driežiuką nufilmuoti. Oi, kur jisai? Kur ai, va. Mažiukas. Na, va dabar mes priėjom labai tokį
įdomu išsišakojimą kanjoną. Jis išsišakoja į 2 kanjonus. Ir Kristoferis buvo su tėčiu ir sako, kad reikia eiti dabar mums į dešinę. Taip, šitame mes vakar buvom su jumis. Taip? Gerai. O tas darosi toks siauresnis, visiškai paskui siauras tarpeklis, į kurį mes pabandysim. Taip, dabar tas kanjonas. Matosi, koks jisai gražus, gan aukštas. Žiūrėkit, koks Kristoferis žemas palyginus su kanjonu. Čia labai gražu. Čia ir aidas geras. Ir vėsų, nes dabar labai karšta, čia labai gerai vėsų pavėsyje. Čia labai daug, pažiūrėkit, kaip siaura jau. Ten. Vaikai žaidžia, kad ten viduje yra skeletai. O čia iš tikrųjų tokios, žiūrėkit, apačioje ertmės. Skeletų gal čia ir nėra, bet čia tikriausiai gyvena gyvatės, vorai ir visi kiti skorpionai. A cobweb radai? Maja rado voratinklį. O voras matosi? Vorų nėra? Čia nieko nėra, matai? Aha. Vienas special cobweb. Koks? Jisai nepaprastas cobweb, bet tiesiog webai eina nuo apačios iki viršaus. Ir ant jų yra kaip, jie yra šlapi ir ant jų yra kaip klijai. Oho. Ir žinai, koks tai buvo yra? Koks? Ai, Black Widow taip daro? Daro tokius webus. Kitokius. Pažiūrėkit, koks kanjonas tas gražus. Jisai, kai kur užverstas akmenim, kai kur jisai tiesiog smėlėtas dugnas. Radai išėjimą? Žmonės ir skeletai, ant kurių yra mėsa. Kristoferis aiškina Mai, kad žmonės yra skeletai, ant kurių yra mėsa. Moka. Nu rimtai, nu. Žinai, kad vienoj vietoj yra išlindęs iš tavęs skeletas? Taip. Dantai yra skeletas. Dantis. Dantis yra skeletas, kad išlindęs iš tavęs. Kokios įdomios yra formos, tu išsikišusi uolų. O beje, pati uoliena, jinai kokia čia yra tiesiog smėlis buvo suakmenėjęs ir akmenukų gabaliukai, matosi, kad čia smėlis toks su moliu suakmenėjęs. Jis kietas, aišku, nebyra taip lengvai. Ir štai mes priėjome pabaigą. Ir manoma, žinoma, tik nesu Maja. Žiūrėkit, mes priėjom pabaigą. Čia toks gaunasi kaip grota tokia. Taip. Daugiau kanjonas jau neveda. Ir va ten mes vakar beje buvom ten viršui. Per viršujam. Ir galvojame, manoma nulipti ar ne. Nu gal su tėčiu kaip nors ir užliptumėt, ar ne, su pagalba. Negalėt, ar ne? Nu tai va, čia mes jau padarėm tripą į tą kanjoną, jisai va tai baigėsi. Ir taisim atgal. Ačiū Jums labai, kad žiūrite mūsų video. Mums labai smagu dalintis. Čia Maja žaidžia. Mums labai smagu dalintis mūsų nuotykiais su Jumis. Aš radau kažkokį labai didelį padarą. Yra va tas juodas. Palauk sekundėlę, palauk. Aš niekaip negaliu suprasti, ar jis yra vabalas, ar skorpionas. Kas jis toks? Palauk, davai mažą švelną akmenuką. Jis ten bando pasislėpti. Atsargiai su pagaliu. Kristoferi, tu nekiš pagaliu. O jeigu jis šoks arba dar kažką, gerai, mes nežinom apie jį nieko. Bet jis dabar bando ten pasislėpti. Aš labai švelniai nenoriu jo užgauti. Bet jis bando. Ar tai voras, ar tai skorpionas, ar tai vabalas. Oh, boy.
patinka skeletonas. Šitas labai bando nuo mūsų pabėgti. Jisai toksai plonas, jis labai gražus pūkuotas. Labai greitas, mes jį išgąsdinom. Aš nežinau, radom dar tokį pat antrą apverstą ir padėjom jam apsiversti. Nemesk Marytę į esmeliuką, jam gali skaudėti, gerai?